Sveiki visi. Neišvengiamai artėja žiema, prasideda šaltukas ir parodysiu šiandien, kaip dengiu rožes. Vienas jau uždengiau, kitų dar nesuspėjau, bet maždaug suprasite principą. Prie įėjimo turėjau kelis linksmuosius nykštukus. Vidury yra įsmeigtas metalinis strypas, kad vėjas arba sniegas nenulaužtų, nenulenktų ir taip nesuspaustų šakų. Ir apačią apdėjau akmenimis, kad nenuneštų. Bet taip uždengti galima tik nedidelės rožytės. Čia taip pat viena uždengta atskirai. Kokoloko labai mažai paaugusi, labai gerai tilpo po dvigubą tokią agroplėvelės kepurę. Čia dar vienas nykštukas. O taip uždengiau žemę dengiančią rožę. Tiesiog ant jo šaknų uždėjau agroplėvelę ir prispaudžiau akmenimis. Šiuo atveju jokio karkaso nėra, tiesiog agroplėvelė uždėta ant šakų. Gyvenu čia pat, tai laiku suspėsiu tą sniegą nukratyti, jeigu stipriai apsnigs, ir tikiuosi, kad šakų nenulaužys. O čia tokį tunelį sukonstravom iš šiltnamio lankų. Jie buvo nereikalingi, vyras juos perpjovė per pusę, laikosi stipriai, nemanau, kad sugrius. Į žemę yra įsmeigtas metalinis strypas ir ant jo užmautas vamzdis. Tarpuose dar dėsiu pagaliukus, pririšiu špagatų, kad sniegas neįlenktų tų tarpų, ir viską uždengsiu agroplėvele. Dengsiu 50 gramų į kvadratinį metrą, jau išbandyta, pas mus kuo puikiausiai išsilaiko. Bus padaryta tik tokia vadinama sniego imitacija. Čia kelios vijoklinės rožės. Taip pat viena atskirai yra įsmeigtas į žemę toks lankas, kuris prilaiko rožių šakas, ir ant jo uždėjau agroplėvelę. Akmenų reikia labai daug, čia dar mažokai, reikės prinešti daugiau, nes žiemą, kada būna uraganinis vėjas, o tai paskutiniu metu būna labai dažnai, jis nudrasko plėvelę, pakelia nuo žemės ir jau žiūrėk, rožės stovi plikos, šąla. Tokie tuneliukai yra daug geriau rožės dengti negu pavieniui, nes po jom susidaro toks mikroklimatas, oras vaikšto ir jos geriau išžiemoja. Čia kitas atvejis yra toks maišinis audinys iš špagato nuaustas. Jis atrodytų sandarus, tačiau ne vėjas, oras pro jį vaikšto gerai, įsmeigti įstrižai lankai, kadangi jie buvo per aukšti, tai aš juos trupučiuką įstrižai įsmeigiau ir ant jų užtempiau šitą maišą. Jisai padaro tokią vėjo uždangą, sniegas ir lietus taip pat ant šakų nelyja ir to šakos laikosi sausiau. Ir toks tunelis labai gerai išsaugoja rožes. Čia Prince de Monaco, pakankamai atspari šalčiams, bet vis tiek pridengiau, padariau uždangą. Taip pat tos uždangos labai gerai saugoja ir nuo saulės spindulių, kada naktį temperatūra žemesnė, minusinė, o dieną svilina saulė, nors ir šalta, tačiau dėl to rožių žievė šakų trūkinėja ir tuose įtrūkimuose pavasarį paskui įsimeta visokie infekciniai uždegimai. Čia taip pat padarysiu lenteles iš šono, nuolydį, ir uždengsiu viską ant šitų 3 lankų. Toks bus prailgintas šiltnamiukas, ir kad jos ta agroplėvelė neįlinktų, reikia dėti ant viršaus pagaliukus arba lentą. Va čia jau yra įdėti, pririšti rožių laikikliai
ant metalinių lankų. Metaliniai lankai yra patvariausi, pats geriausias variantas. Čia yra arbatinių rožių lysvė, dengta dvigubų sluoksnių po 30 gramų į kvadratinį metrą ir ant viršaus užmečiau tą maišinį audinį. Rožės neiššunta, jos kvėpuoja, oras vaikšto laisvai ir viršų dar perjuosiau virvele, stipriai įtempiau, kad tas pats vėjas jų nenukeidentų, nes užpernai buvo kelis kartus pakėlęs visą šitą uždangą. Pasidaro kaip oro balionas, kuris tik pasiruošęs ir nuskristi. Akmenų reikės uždėti dar daugiau. Čia viena rožė, jinai netilpo po tą uždangą, tai aš ją greta užvyniojau. Viduj yra įdėtas taip pat toks kaip pagaliukas lanku. Jis laikys tą uždangą, kad nesubliūkštų. Ir tarp šakų ir uždangos būtų kažkoks oro tarpas. Viską labai stipriai įtempiau, nes jau išbandyta, kad šitas audinys labai gerai skrenda, kada vėjas papučia po apačią. Po tokiom uždangom labai gerai laikosi temperatūra, kuri nesvyruoja. Kada jau pavasarį visur jau kaitina saulė, po uždangom dar vis tiek būna vėsus oras ir netaip staigiai atšyla viskas ir neskatina rožių greitai sprogti ir augti. Tai aš jų nesiskubinu nudengti, nors ir nelabai gražiai kieme atrodo, tačiau palaikau ilgiau. Čia dar tik paruošta, bet tokie metaliniai lankai buvo prieš tai va toj uždangoj susmeigti. Būtų geresnis variantas, jeigu tai 2 būtų lankai ir jie kryžmai sudėti. Tada uždengiant viršaus agroplėvelę ir būna kaip toks kupolas. Čia Alexander Mackenzie, kanadietiška rožė pirma, jos aš nedengsiu, nes jinai labai gerai atlaiko šaltį. O šalia kitas dar laukia darbelis, kurios ilgos šakos tas prilenkiau žemiau, nes prie žemės geriau įžiemoja negu stovinčios viršui. Ir vijoklinės rožės, kurios būna ant sienos ar ant užtvaro kokio išskleistos, tai jas gerai labai būtų prilenkti prie žemės, kuo arčiau žemės kiek įmanoma, ir tada pridengti. Tada jos gauna tos šilumos nuo žemės kažkiek tai ir geriau peržiemoja negu stačios stovėdamos. Štai tokie uždangalai, kai sniegas pasnigs, tada tų baltų kupolų labai ir nesimatys. Jeigu nebus sniego, tai ką padarysi? Čia taip pat kepuraitė padaryta iš dvigubos plėvelės. Tokią pirkau kaip rankovė, 30 gramų į kvadratinį metrą. Atsikirpau dvigubo ilgio, surišau per vidurį raišteliu ir užvilkau vieną ant kitos ir gavosi dviguba kepurė. Viduj įsmeigti yra pagaliukai, kad nesubliūkštų. Taip ir peržiemos. O pagrindinius tuos didžiuosius karkasus aš dengsiu 50 gramų į kvadratinį metrą. Tokia jau nepermatoma, tačiau kvėpuojanti agroplėvelė ar agrodanga, nesvarbu kaip pavadinsi, bet jinai man pakankamai išsaugoja, nedarau labai šiltų užklojimų, tik tais tokia sniego imitacija ir apsaugo nuo lietaus ir vėjo, nes lietus lydamas neteška tiesiai ant šakų, o geriasi į audinį ir slenka tuo audiniu žemyn. Tai rožė lieka pakankamai sausa ir tas vanduo pavirtęs ledu nesproginėja ir neplėšo žievės. Visur yra įsmeigti karkasiukai. Šitos kepurės taip pat iš kažkokios agroplėvelės. Manau, jinai kokie 70 gramų į kvadratinį metrą. Čia buvo
tokios parduodamos, pritaikytos apvilkti augalą augantį vazone. Todėl apačioj yra virvelė. Man jinai kaip ir nereikalinga, aš ją prispaudžiau akmenukais. Kaip matot, nieko sudėtingo čia nėra. Svarbiausia, kad oras vaikščiotų laisvai, medžiagos būtų nesandarios, o kvėpuojančios. Viską detaliau aš esu išdėsčiusi kitame video, kuo dengiu rožes žiemai. Paliksiu komentaruose jo nuorodą. Paspaudę galite pažiūrėti, kuo prikabinu, kokiais kabliukais, kaip darau karkasus ir iš ko. Tai šį kartą tiek. Nesušalkit ir nepanikuokit, jeigu dar neuždengit. Pirmieji šalčiai nieko blogo nepadarys jūsų rožytėms. Svarbiausia, kad tas šaltis ir drėgmė nebūtų ilgalaikiai. Saugokitės ir lauksim žiedų. Komentaruose parašykit, kuo dengiat savo rožes. Ir ate.